thank you, full luck. Smagu, rizikinga labai, nes sukibimas visiškai neprognozuojamas, bet smagu buvo. Tai to ir tikėjotės, to tą ir gavot? Gal netgi slidžiau negu ko tikėjausi, nes tik šviežiai palijo, tai toksai vietom čiuožykla, tai... Bet, nu ką darysi, pažiūrim, kaip kitiems sekėsi. Ką antrą kartą šitam topę darysit kitaip? Manau, kad sausiau bus, jeigu nelis, tai bus sausiau, dabar tokia čiuožykla. Ačiū. Deividai, kokie įspūdžiai iš pirmo greičio ruožo? Šiaip labai slidu, tai stengiuosi konservatyviai važiuoti, be jokių didelių klaidų, bet turbūt per lėtai važiavau. Vaidotas minėjo, kad buvo slidžiau negu tikėjosi. Jo, jis turbūt lieka, gal dėl to taip atrodė, bet aš, kadangi važiavau konservatyviau, turbūt, žinai, bet vis tiek reikia prisisaugoti, nes dar laukia ilgas ralis. Ačiū. Rokai, na, kokia situacija ir kaip pavyko suvažiuoti? Slidu, padariau klaidą, įsimušiau suvedimą, tai tiesiog po to bandėm važiuoti. Nu, yra kaip yra, ralis tik prasideda. Kaip dabar tolimesnė eiga keista, kad suvedimas pamuštas? Nežinau, numatysim man kiek čia stipriai, bet panašu, kad vairas taip stovi, žinai, tai stiprokai, o kas čia kaip pabėgo, tai, nu, neaišku. Žiūrėsim. Į kur kliūdėt? Miškas, žinai, sunku pasakyti, kažkur biškį palipau ir binkt per vairą toksai, bet panašu padangos vietoj, tai bent tiek gerai. Ačiū. Jūs tai kaip pavyko pradėti lenktynės? Krūmuose šiek tiek pabuvom, bet labai negiliai. Sudėtingas greičio ruožas, slidu. Nu, šitas greičio ruožas ir paskutinis, jie tokie, labai sudėtingi. Viskas gerai, ačiū. So Aaron, how was the stage? I'm sweating because it was stressful. Couple times I need to hold the gas because I was already thinking, you know. You expect conditions like that? Yes. Okay, see ya. Na, Vytautai, kaip tas greičio ruožas, ar slidu, ar šlapia, kokie reikalai ten? Labai slidu. Aišku, labai negerai mum, nes mes dabar kaip tik mokymosi procese bandom tą naują settingą, kokį pasidarėm trečiadienį. Tai vadinkim, žiauriai sudėtinga. Šiaip iš principo nežinau, ką darys mašina prie vieno ar kito greičio, vienam ar kitam posūkyje. Tai su tokiu slidumu, kurio negali apskaičiuoti, negali numatyti, koks jisai bus, viskas dar pasudėtingėja, bet mes finišėm, tai neblogai. Ačiū labai. Giedriu, ar gavote tai, ko ir tikėjotės iš šio greičio ruožo? Taip, ir ko tu tikėjaisi, žiūrovam vaizdu. Nu, nieko, pračiuožiau sankryžą, pats pirmas normalus posūkis ir tiesiai. Užgesau, pralošiau daug laiko, tai va, džiaugis. Aš dar nesidžiaugiu tikrai. Dangos būklė kaip reikalai su keliu? Kai kur slidu, kai kur tikrai geriau negu tikėjausi. Ką kitą kartą darysit kitaip, kai važiuosit? Mažiau klysiu. Ciao. So Arthur, how was the stage? Not easy. Really slippery, honestly, but okay, we are here. Do you get that you expect slippery conditions? Sometimes no, sometimes more. That's difficult. Okay, thank you so much. Arai, testinis greičio ruožas buvo vienoks, o dabar jau lenktynės prasideda iškart kitokių greičio ruožų. Koks jis buvo? Jis buvo labai slidus, tikrai ženkliai slidesnis negu testinis, bet tenka priprasinai. Kaip pavyko suvažiuoti? Sunkiai. Kas buvo ne taip, ką kitą kartą darysi kitaip? Viskas gerai, tiesiog labai sunku buvo. Supratau, ką, važiuokit toliau. Iki. Hello. How was the stage? Oh Jesus, slippery, very slippery. But we managed to go through it, so happy enough. Do you have what to do in the other way when you come here next time in this stage? Oh yes, listen.
for sure. But yeah, it's so slippery, it's so tricky. It's just for the first stage when you are quite rusty in the in the beginning, it's difficult stage. So, but happy to be on the finish line. Thanks. Good luck. Thank you. Mariau, tai ir prireikė tų akvalango ir akinių. Panašiai. Blemba. Nu yra vietų tikrai kur kimba, bet yra kur labai nekimba. Ir nenuspėjamai turbūt, ne? Jo. Šiaip, nu, sunku. Daug ką bus taisyti sekantį kartą važiuojant, broko kažkokio tai turėt. Manau bus. Nu, ta prasme, ar automobilį? Ne, šiaip iš bendrai, kaip pavyko suvažiuoti, žinai, daug taisytinų vietų, kitą kartą reiks dabar taisyti. Jo, pasižiūrėsim ten, pasižymėsim tam tikras vietas, kur tikrai slydžias yra. Taip tai, važiuojam toliau. Gerai, gerą gazą. Iki. Na, Eugenijau, tai kaip pavyko pradėti dieną, lenktynės? Labai puiku, slidu, bet smagu. Tai visiems sąlygos vienodos liks. Maždaug to ir tikėjotės, ką gavot? Jo, tikėjomės, kad bus slidu šitą miške, po to bus lengviau šituose kitose duobose, bet dabar tai labai slidu. Faina. Ačiū. Na, kaip pavyko pradėti lenktynės, kaip sekėsi? O visai neblogai. Aišku, labai reikia žiūrėti, kur labai skiriasi. Kur jau blizgėsi, matai, tai žinau, kad iš anksčiau reikia viską daryti. Antrą kartą važiuojant turėsit kokių taisytinų vietų, kur, sakykime, per atsargiai ar kaip tik per rizikingai pravažiavot? Pora yra labiau per atsargiai dabar, nes, nu taip, klausimas, kiek dar išsiekės tas kelias iki antro karto. Tai va, dar ten bus korekcijų matyti kažkokiu tai. Supratau. Ačiū. Iki. Petrai, iškart lenktynių pradžiai rimtas ruožas, kaip pavyko suvažiuoti? Nu gerai, ant kelio. Svarbiausia ant kelio. Vėžių matėt kokį šalia kelio, jau ten, kur kažkas tai nepataikė prieš šitą? Stengiamės nežiūrėti šalia kelio ant kelio, žiūrim, bet labai slidu, Slidu, ne? slidu, o jie tu. Nu, tu žiemą lenktyniavai, tai... Aš arimais moku, tai žinau rezultatą, reikia žiūrėti, bet jėga. Ačiū. Labadiena, kaip situacija su saugumu greičių ruože? Sveiki, viskas gerai, saugumas kaip ir geras, visi stovi vietose tvarkingai, tik tai, kad kelias labai prastos būklės ir bus labai slidu važiuojant toliau. Ačiū.